Labas vakaras visiems, mano vardas Valentinas, aš alkoholikas. Sveikas, Valentinai. Ačiū Natalijai už galimybę, kad pakvietė pasidalinti. Pas mus šaunuolė renka spikerius. Iš anksto perspėjo, kada suderino labai savo grupė visą laiką yra kažkaip tai su jauduliu truputėlį dalintis. Nebe pirmas kartas ir atrodo, ką čia naujo pasakysi, bet žmonės nauji. Daug kas turbūt tos istorijos negirdėjo mano. Tai nuo ko čia pradėti tokio, netgi nežinau, nuo pradžių, nuo galo, turbūt nuo pradžių, kad turbūt kaip ir visi turintys problemų su alkoholiu. Ir aš nesitikėjau, kad gyvenimas apsivers taip. Nuo pat pradžių, nuo pat vaikystės ar nuo paauglystės, kad aš tapsiu alkoholiku, kad susirgsiu šitą baisę, pražūtinga ir mirtina liga. Tikrai mirtina, nes tikrai ir progresuojančia liga, vat kame reikalas, kad pasirodo, kai ėjom žingsniais ir skaitėm tą knygą didžiąją mūsų, ką jūs matot ant stalo, tai vat išaiškėjo, kad ta liga progresuojanti netgi tuomet, jeigu jau esi pažengęs alkoholikas, ta liga progresuoja netgi negeriant, tai yra nevartojant alkoholio, jinai progresuoja. Ji daro savo tą juodą darbą pamažu, bet lašas po lašo jinai daro savo tą juodą darbą. Tai va tai, kada pradėjau gerti, kada paragau alkoholį, aš tikrai neatsimenu. Bandžiau aš prisiminti, tas matyt paauglystė buvo labai senai, nes mano draugystė ir nedraugystė su alkoholiu, alkoholis mane lydėjo labai ilgą laiką, tai virš 40 metų. Paskutiniai turbūt 15 metų tai buvo juodas gėrimas. Tragiškas, katastrofiškas ir su visom įmanomom pasekmėm. Tai kaip paragavau to alkoholio, kada paragavau, tikrai neprisimenu, bandžiau prisiminti. Vienintelis dalykas, kas išliko atminti, tai kad man padarė tokį poveikį, kad jis mane išlaisvino nuo manęs paties. Tai yra, aš buvau toksai visas susikaustęs. Aš maniau, kad kuklus, pasirodo, kad čia bailys buvau tiesiog, nedrasus. Ir visi tie trūkumai paauglio galbūt, kurie daugelį gal turbūt slypi, tai buvo manyje ir alkoholis mane išlaisvino nuo to. Tai tą dalyką aš gerai atsimenu, nes tas pojautis, kad ir pasidariau linksmesnis, iškalbingesnis ir visokiojopai geresnis, kaip sakoma. Būtent toks aš ir norėjau būti, žiūrėdamas į tuos vyresnius savo draugus, paauglius, bet niekad negalėdavau toks būti, o alkoholis padarė savo tokį sprogimą vidinį. Tai tiek. Ir dar, kiek prisimenu, mano organizmas labai toleravo alkoholį. Tai yra, aš galėjau išgerti ir man nebūdavo bloga. Aš netgi neprisimenu paauglystės, kad aš būčiau, kaip kiti kalba, tenais dalinasi, kad ten vėmė, bloga buvo, viskas, man tokių dalykų nebuvo. Nežinau, kažkodėl tai organizmas labai toleravo. Nežinau kodėl. Mano mama absoliučiai nevartoja alkoholio. Tėvelis, abu jau amžinatilsį, tėvelis, kiek prisimenu, nes tai jau buvo labai senai, tai jisai mėgėjas buvo išgerti, bet ar buvo tikras alkoholikas, negaliu pasakyti, nes jis dirbo viskas normaliai, šeimoje buvo, tai negaliu pasakyti, kaip su juo buvo, bet ar čia įgimta, ar čia genetiška, bet tas atsparumas alkoholiui pas mane buvo pakankamai. Ir dar vėliau aš organizmas taip toleravo alkoholį, kad aš galėdavau išgerti pakankamai daug, palyginus su gerovais ar ten kompanijai. Ir man kažkaip visą laiką būdavo mažai. Visi atrodo, kad viskas skirstosi, jau viskas tvarkoju, man reikėdavo dar kažkur dar jau gerai atrodo, bet norisi dar geriau. Ir tas dar geriau, tas pakišdavo koją labai tankiai. Tai
tas alkoholizmas irgi aš niekad negalėjau suprasti, kodėl mane traukia prie alkoholio viskas. Tiesiog, kai jau ėjom žingsniais su globėju, skaitėm knygą, tada išaiškėjo, kad viskas rėmėsi į mano savybės, mano tas būdo trūkumus. Tai yra savanaudiškumas, egoizmas, kitų nepaisimas ir taip toliau. Mes šeimoje buvom dviese, sesuo mano buvo vyresnė 15 metų, aš taip sakant pagrandukas, netiktukas, nežinau kaip čia pavadinti, 15 metų. Deja, jos irgi nėra gyvų tarpe ir ją pasiglemžė šitą ligą, būtent alkoholizmas. Į 50 metų mirė nuo alkoholinės kepenų cirozės. Tai mūsų keliai pakankamai anksti išsiskyrė, jinai paliko namus, paskui atsivežė 2 vaikų, vieną vaiką, dukrą, paskui antrą dukrą, aš daug kentėjau auklėdamas juos, nes ant manęs uždėdavo, kai aš buvau vyresnis, turėdavausi tampytis, tai čia viskas paauglystė, bet va tas kai sesuo jau nuėjo klystkeliais tai vadinamais, tai aš namuose buvau toksai, kaip sakoma, mama visą laiką vadindavo, auksinis mano vaikas, mano turtas ir taip toliau, ir man taip glostė savimeilė ir tas puikybė kad aš toksai esu ir nebuvau aš toksai blogas vaikas, galbūt nedariau ten tokių zbitkų. Neskaitant tai, kad ten taisėm pažymis prie šviestuvo, pažymių knygeliai, lapus keitėm kažkur tai gavę, kad pastabas perrašinėjom savo, vienu žodžiu, buvo ten tokių visokių dalykų, bet nebuvo dėja iki to ten kažkokių tai huliganizmo ar panašiai. Tai tas ir kas svarbiausia, kai tik tai pavykdavo kažką tai nuslėpti, kažką tai tokio padaryti ir niekas nesužinodavo, tai kažkaip tai skatindavo kitą kartą. Nesužinojo šį kartą irgi nesužinos, galbūt pranesiok, kai sakoma, praeis. Tokie dalykai. Tai nuo pat vaikystės jau buvo tie būdo trūkumai, kurie mane ir vedė prie turbūt alkoholizmo. Nesakyčiau, kad aš ten labai stipriai pradėjau gerti, mokiausi mokykloje, paskui mokiausi technikume, nuėjau į technikumą irgi tik tai todėl, kad visi draugai praktiškai po 8 išėjo, aš likau, galvojau, mokiausi iki 11, iki mokyklos pabaigimo. Bet nutiko taip, kad susilaužiau koją, trauma buvo, ilgą laiką buvau gipse, atsilikau, mokytis nenorėjau ir, vienu žodžiu, lygiai taip pat paskui draugus išėjau į technikumą mokytis, ten, kur daugiausia mano pažįstamų ir draugų buvo, pasirinkau specialybę tokią, kur nebuvo jokio konkurso, kuo mažiau. Specialybė visiškai Lietuvoje tais laikais naftos dujų įrengimai, chemijos fabrikų mechaniniai įrengimai. Vienintelė Mažeikių įmonė buvo, o visa kita, ten, žodžiu, mokytis buvo nelabai sunku. Nežinau, ar ten tie mano gabumai, ar tikrai taip buvo, kad nesunku buvo mokytis, man pakankamai lengvai, man gerai sekėsi ir matematika, ir geometrija, trigonometrija, braižyba, ten tos visos 3D ir taip toliau, ten, man kažkaip gaudavosi, nežinau, sekdavosi ir man patiko tas dalykas. Tai kažkaip tai užbaigiau technikumą, viskas gerai. Bet jau buvo prasidėjęs tas toksai, kaip šokiai, diskotekos, ten vakaruškos ir panašiai, kaip be alkoholio. Tai ten, atrodo, taip nedaug, nestipriai, nepadauginant, viskas normaliai, bet užbaigęs technikumą nuėjau dirbti pagal paskyrimą irgi
savo pasidariau, vienu žodžiu, tokį dalyką, kad per pažįstamus, per viskas, kad manęs nesiūstų kažkur tai tos Mažeikius, čia likau Vilniui, kadangi jau draugavau su būsima savo žmona, tai man kažkaip tai kažkur tai lėkti į svetimas vietas, atitrūkti, tada jau meilė, seilė ir panašiai. Tai likau čia Vilniui, mieste Vilniui ir dirbau statybinių medžiagų pramonės ministerijos eksperimentinis biuras. Mes darėm eksperimentinius įrengimus statybinių medžiagų pramonė. Tai yra tokios visokios staklynus, kur darydavo ten tos keramikinius vamzdžius, keramikinės plytas ir panašiai. Tas taip vadinamas tada, dabar juokingai atrodo, automatizuotas linijas. Tai ten griozdai būdavo, ten tie motorai ir visa kita, ten to metalo krūvos, bet darbas irgi įdomus, tarp kitko daug davė gyvenime patirties kažkokios tai tokios. Ir, kaip ir visat tokiam kolektyve, tai aš buvau toksai sovietinių laikų žmogus, tai tada tai kolektyvuose buvo taip, kad sovietiniais laikais gerdavom ir gerdavo visi, jeigu tik tai kažkur labai nepapuolė, tai visokiom progom būdavo. O progų prisigalvodavom, progų tam būdavo ar vestuvės, ar pakasinos, kaip sakoma, laidotuvės, ar krikštynos, ar išleistuvės į kariuomenę, visur buvo alkoholis vartojamas ir visur pakankamai nemažais kiekiais ir, nors oficialiai buvo politika tokia valstybės ir valdžios, kad, alkoholizmas tai blogai, visa kita, bet kažkaip tai taip žiūrėdavo pro pirštus. Žmogus, ypač jeigu dar esi kažkur tai gabus, reikalingas darbe, kaip specialistas, tai ten kažkur tai išgėręs būni biškutėlį, tai niekas dėmesio labai nekreipia. Svarbu, kad kažkur neįlystum, visą kitą. Tai taip pamažu, o ten, kadangi aš kai jaunas specialistas atėjau, o ten jau kolektyvas buvo toksai brandus, jau ten tokie, tai reikėdavo jau kažkaip neatsilikti, kaip aš atsiliksiu nuo jų, jie ten geria ir o aš to labiau mačiau, kad jau mano organizmas alkoholį toleruoja, man reikia nemažai, netgi kai kurios vyrus apgerdavau tada, tai man kur ten ego toksai išaugęs buvo, kad ir visą laiką stengdavosi kuo daugiau, tai va tas pamažu pasirodo, kad vis daugiau ir daugiau to reikėdavo. O progų prisigalvodavom visokiausių. Ten būdavo kalendorius sieninis, gal atsimena, tai lapukai plėšami. Tai nuplėši lapuką ir ten 3-4 šventės kokios ir pasiimk bet kokią. Kosmonautas, gerai, kosmonautas išgeria su statybininkais. Lakūnas su lakūnais, už lakūnus ir taip, o jeigu nebūdavo kažkokios progos ypatingos ar ką, tai prisigalvodavom. Tai pirmadienis šią savaitę, paskutinis penktadienis šią savaitę, proga labai lengva buvo prisigalvoti. Ir taip pamažu jau tada buvo atvejis, kai aš jau darbe kažką šventėm mes, o mano darbas nelabai toli nuo namų buvo, kažkur, gal taip, grubiai tariant, puskilometris pėsčiom gamykloje. Tai mes kažką šventėm, buvo žiema ir mes tada darbe neblogai išgėrėm, bet lyg tai viskas tvarkoj buvo, bet kažkas atsitiko, kad aš kai išėjau į tamsą, o vakare jau buvo žiema, tamsu. Ir man pradėjo atsijunginėti, tai yra, kažkas nuplaukė ir vienu žodžiu nedėjęs iki namų, aš paskui jau pasakojo man tėvas, aš parkritau į sniegą ir jau pasikelt negalėjau. Ir pas mus buvo toks šuniukas, jis palaidai bėgiojo, namas nuosavas, tada buvo dar ne nuosavas, žinybinis, bet dabar nuosavas, toj pačioj vietoje gyvenu. Ir šuniukas išbėgo ten kažką, tai man ir tėvas suprato, kad kažkas tai negerai, nuėjo, rado mane sniege, partempė namo. Tai pirmas toksai buvo mano atsijungimas. Ir tada man labai buvo bloga. Taip bloga buvo iš ryto ir
jau nebe pirmas kartas tai buvo, bet šį kartą ypatingai buvo bloga. Ir vat į darbą nuėjęs kitą dieną, matė ten vyrukai, kad blogai jaučiuosi, bloga savijauta, viskas, nu tai liaudiškas gydymo metodas, nu tai kuo susirgai, tu ir gydykis, nu, padaryk pachmielą ir viskas, o man pasižiūrėti, aš negalėdavau, mane pulti iš pat ryto. Nu ir įkalbėjo mane vyrai, nu, aš padariau tas pusę stiklinės to degtinės ir va čia va atsivėrė man dangus, kaip prigijo, kaip pasidarė šviesu. Ir vat nuo tada prasidėjo mano visi tie vat pachmielai, tai vadinami. Kai tik tai būdavo bloga, aš ilgai nekentėdavau, kentėti ilgai negalėjau, aš iš karto pachmielą, o galų gale atėjo toksai laikotarpis, kai pas mus irgi sakydavo, neapgalvotas pachmielas visą laiką priveda prie naujo spjankės, nu kaip rusiškai taip. Nu tai tankiausiai taip ir būdavo, kad pradedi daryti, taisyti sveikatą, į vakarą žiūri, vėl reikia kitą dieną vėl taisyti ir taip vat prasideda. Tai va taip kažkaip tai išėjau į kariuomenę, į tarybinę armiją, tą vadinamą buvo pašauktas, kelis kartus man buvo atidėtas tas šaukimas, ryšium su tuo, kad dėl sveikatos pas nepilna padiškumas, aš simuliavau viską tą, ten tais laikais, kad tik tai išsisukt nuo armijos, nuo kariuomenės. Ir galiausiai kažkoks įstatymas buvo, pas mane abu tėvai jau buvo garbaus amžiaus, tipo prižiūrėti turėjau ten, bet galų gale kažkaip tai išėjo tas įstatymas, kažkoks valymas buvo, nežinau, vienu žodžiu sugriežtino ir paėmė į kariuomenę mane. Vėlgi ten mama, kadangi dirbo specligoniniai, valytoja, paprasta valytoja seselė, ten labai neblogą autoritetą turėjo tarp gydytojų, gerbėjo. Ten su gydytoju kažkaip tai pakalbėjo, tai vienu žodžiu mane, kaip paskui jau sužinojau, turėjo išsiųsti tą karinį jūrų laivyną į povandeninį laivą, tada buvo 3 metai į šitą jūreivius, o taip šiaip tarnaut reikėjo 2 metus. Tai vat mane kažkaip išsuko tas gydytojas, kažkaip padarė taip, kad aš ir likau netoli, Latvijoje tarnavau ir aviacijai. Kaip vadino mūsų zampalitas, visuomenės grietinėlė. O toj visuomenės grietinėlėje, toje aviacijoje, tai vėlgi buvo toks dalykas, kad to spirito buvo, nežinau, nors kojas mazgok, prieimo buvo sunku, bet nebūtumėm mes kareiviai ir nebūtumėm išradingi, kad nesusiveiktumėm. Tai vat, ten man buvo dar vienas toks nuotykis, aš kažkaip taip padauginau to spirito, gėrėm jį švarų, tai yra neskiesta. Ir aš buvau matomai komoje, aš taip suprantu, nes aš 3 dienas manęs negalėjo nieks iš lovos pakelti ir dangstė ten mane ir mano tas tiesioginis viršininkas ir tie kareiviai mane tenais kažkur buvo pertempę miegoti, aš buvau atsijungęs ir bijojo pranešti valdžiai, kad, bet pasižiūri, sako, pulsas yra, kvėpuoju viskas, bet nereaguoju visiškai. Ir vat man po to kažkaip tai ta būsena man labai patiko, tai yra aš atsijungęs buvau visiškai, tai yra toksai, žinau, tokia nesvarumo būklė buvo, kad viskas taip buvo, taip faina, taip viskas jokie, absoliučiai toksai, aš nežinau, kaip pavadinti, ten gal kaip vadina nervana, bet man tokia būsena buvo. Ir aš paskui, grįžęs iš kariuomenės, kai gėjau, aš bandžiau tą būseną pasiekti. Tai yra pabėgti nuo realybės, nuo problemų, nuo visko. Aš gerdavau taip, kad atsijungti visiškai. Tai yra prigerdavau taip, kad iki kaip vadindavo, plionkės trūkimo. Tai va tas, kaip pas mus knygai parašyta, tas alkoholizmas, kaip minėjau, mane išlaisvino alkoholis nuo savo tų susikaustimų, to vidinių kažkokių tai būsenų, kurios mane netenkino mane. Tai
Knygai parašyta, kad alkoholis yra 3 stadijų tas alkoholizmas. Tai yra draugas, priešas ir valdovas. Tai vat ilgą laiką jis buvo man draugas, bet paskui prasidėjo, kai jau prasidėjo problemos, paskui jau žmona sulaukė manęs, būsima žmona, kaip sakoma, dabartinė, sulaukė manęs grįžtant iš kariuomenės, mes atšokom vestuvės ten irgi buvo labai tokios, daug žmonių, daug giminių, iš jos pusės, iš mano pusės. Ten būna 2 poros svotų, pas mus buvo 3, nes kadangi kažką tai ten pakvietėm, supainėjom, ten vienu žodžiu gavosi, kad 3 turėjo būti, visus korėm, vienu žodžiu, kaip žinot, tas tradicijas kaimiškos. Tai va, ir prasidėjo paskui, kai gimė dukra, kaip visat pradėjo trūkti pinigų, reikėjo to ir to, norai buvo žymiai didesni negu galimybės, visko norėjosi, viskas norėjosi ir mašinos, ir to, o tais laikais būdavo taip, kad, aš dirbau ir stovėjau eilėje būtui gauti. Ten reikėdavo tais laikais išstovėti to eilėje, būdavo, kad žmonės po 10-15 metų laukia to gyvenamo ploto. Lygiai taip pat talonai baldams, jaunimui gal atrodys labai juokinga, bet talonai baldams, talonai mašinams, visoms tokioms prekiams, kurios buvo būtinos ir skaitėsi kaip prabangos, reikėdavo darbiau, profsąjunga ten žiūrėdavo pagal, skirdavo, neskirdavo, žodžiu, tai va, aš, kadangi išeiti negalėjai niekur iš darbo, o turėjai stovėti, dirbti ir laukti tos eilės būtui gauti, nes išeini iš karto, išmeta iš eilės, kitą vietą ateini vėl iš naujo. O kadangi atlyginimas buvo ne per labai toksai, netenkino manęs, tai pradėjau užsiminėti tokio pagalbiniais darbais, remontuoti automobilius, ten kėbulinius, dažymus ir panašiai. Išeidavom į garažą, garažą atėjęs, kaip, dabar nežinau kaip, bet anksčiau būdavo be butelio, net nepradedam net kalbėti, ne tik, kad jau kažkokius darbus. O būdavo taip, kad butelis 2, 3 ir darbai neprasideda ir ateini tik paryčiui namo. Tai va. Ir šitaip augo tas mano alkoholizmas, vis bujojo. Ir galiausiai, kai gimė 2 vaikas, aš jau tiesiog išeidavau į garažą, pabėgdavau nuo atsakomybės. Nenorėt, tos palūtės lyginimas, ten tas verksmas, viskas, aš eidavau geriau į garažą. Pralupdavau visą naktį, pragerdavau su chebra, prauliodavau, ryte atėjęs toks leisgyvis pusiau, eidavau į darbą, darbę ten taisėm sveikatą ir va taip sukėsi tas ratas, kol neprasidėjo visiškos daugiadienės. Tai yra daugiadienės, kai jau būdavo, jau ir į darbą neidavau, jau čia vėliau jau šiais laikais jau nepriklausomybės. Tai va, tai Kažkaip va taip va dar stumdžiausi viskas ir jau buvo aišku, kad kažkas negerai man su to gėrimu. Maža to, kad šeimoje ten prasidėjo jau kivirčiai, barniai, nesutarimai ir panašiai, ir priekaištai, ir ne tik, ir tėvai dar buvo gyvi, ir mama sakydavo, negerk vaikeli, ką tu čia viskas, aš negersiu, viskas, pažadu, šiandien tikrai negersiu. Iki pusės dienos prakenti, po pietų, kur tu negersi, kai yra bloga. O vaistas vienintelis ir žinomas padaryti pachmielą. Ir taip tęsiasi ilgus metus ir galiausiai buvo taip, kad man jau aš pradėjau namuose slapstyti alkoholį, kur tik galiu, ten dar praleidau truputėlį, ten buvo pradėtas jau namo statybos, ten pas tėvus, ten kur gyvenom, prasidėjo statybos, gan greitai ten statėsi man viskas, kadangi tada biškutėlį ten turtų pinigų uždirbdavau.
Ir laikai atėjo, kad man jau nereikėjo, mes buvom gavę bendrabutį, iš bendrabučio aš vis dėlto nesulauksiu, sakau, jau tos nei eilės, nei darbai ten tie pradėjo visi žlugti, tas įmonės, aš nuėjau dirbti ant savęs ir pradėjom statytis tą namą, bet irgi viskas buvo atnešta alkoholio, viskas, kas bebūtų ir vat, jis šalia buvo manęs visą laiką. Ir prasidėjo ten jau paskum tokie dalykai, tas pasiekmes, kai jau pasidarė alkoholis priešas, tai prasidėjo ten ir važinėjimas su mašina, buvau nupirkęs jau mašiną, važinėjimas išgėrus, teisių praradimai, mašinų daužymai, vat tokie dalykai prasidėjo jau labai rimti nesutarimai šeimoje. Ir galiausiai po vieno ilgo užgėrimo man iškvietė gydytoją, atvažiavo į namus, žmona ten kažkur išskaitė ir pastatė lašelinę, tai yra jau prasidėjo lašelinės, tai lašelinę atlašino, vėlgi man matyt tokia didesnė dozė raminamų suleido. Aš užmigau ir man vėl tas visiškas nuplaukimas kažkur tai, atitrūkimas nuo realybės, taip užvežė. Ir aš jau paskum dar kelios lašelinės buvo, tai aš jau pats prašiausi žmoną iškviest gydytoją, kad man pastato lašelinę, tą kaifą pajusti, išsikapanoti iš tos situacijos, bet galiausiai gydytojas, kuris važinėjo, eilinį kartą, kai paskambino žmona, pasakė, aš nevažiuosiu, aš nieko nepadarysiu, niekada tas neduos. Vežkite į ligoninę, nes sako, pasilimtos problemos ir panašiai, aš labai užpykau, tada, kaip taip, mes mokam pinigus, jis nevažiuoja, kas čia yra, kas čia per gydytojas, dar ir tą priesaiką gydytojo prisiminiau, tai turi gelbėti žmonės. Ašgi žmogus, nesvarbu, kad aš alkoholikas guliu savam šlapime, lovai ir pasikelt negaliu. Tai prasidėjo pačios pirmos ligoninės, tai ligoninė mane nuvežė, pirmą ligoninę nuvežė į Naują Vilnią, psichiatrinę, bet aš tada neįsivaizdavau, kad čia psichiatrinė ligoninė, aš gulėjau realiai, galvojau ligoninė, mane nuvežė į ligoninę gydyti. Tai tenais ant tų vaistų, ant to visko pragulėjau aš tą laiką, ten nemažai laiko tada buvo, ar 20 dienų. Niekad nesusimastydavau, kad tenai grotos, kad ten rankenų nėra, ne ant langų, ne ant durų. Ligoninėje guliu, ligoninėje. Čia paskui jau globėjas liepė nuvažiuoti ir pasižiūrėti, kas per skyrius. Tai po ligoninės aš jau tada kažkaip tai jau pasakiau gydytojai, sakau, negaliu aš sustoti, kažkas negerai su manim yra. Sako, jeigu negali sustoti, sako, tai reikėtų užsikoduoti, tas vaistukus suleidžiam ir sako, prilaikys tą, paskui ten kažkokį dar vaistų išrašė. Ir aš pasiklausau, sakau, kuriam laikui. Sako, mėnesiui, pusėj metų. Sakau, kiek ilgiausiai metams. Gerai, metams užsikodavau. Metus laiko prabuvau tada ir aš juk toksai savimeilą, ašgi rūkyt mečiau, negi aš dabar negaliu susilaikyti ir nuo alkoholio. Metus laiko prasilaikiau ir nebegersiu toliau. Tai bendroj sumoj turbūt 5 metai buvo kažkur netoli. Bet tai buvo neblaivybė, tai buvo pragaras ir man, ir šeimai. Aš buvau 3 kart, 5 kart, 10 kart piktesnis, bjauresnis ir visaip. Aš nebuvau fizinis smurtautojas, bet užknisau savo komandirskim golasam, kai sako rusai, žodžiu. Aš pasakiau, aš negeriu, jūs turit, ir vaikai buvo bėdni, vos kas, kumščių per stalą ir buvo toksai muštras namuose, kad visi buvo ant pirštų galiukų vaikščiojo ir matėsi, kad
Daugelis sako, man taip nesakė, kad geriau tu gertum, negu toks būtum, bet jau paskum, kai kalbėjomės, kai 9 žingsnį dariau su žmona, žmona sako, aš taip ir maniau, sako, kad geriau tu gertum, nes, prisigeri, voliojas ten kažkur, tai rami galva, kad niekur neišėjai, neprisidirbsi ir... Tai va, ir tokia labai didelė buvo, ką noriu pasakyti, toksai didelis buvo, didelė baimė pas mane, kadangi namas tai buvo, kur prisislapstyti to alkoholio. Ir aš nemėgau gerti kompanijose. Kažkaip tai pasidariau buitinis alkoholikas. Tai yra prisiperku alkoholio, prisiperku tiek, kad man užtektų vakaro ir man buvo tokia didžiulė baimė, jeigu neišgersiu, kad neužmygsiu. Tai yra, užmygt buvo problema. Derisi galvoju nežinia kas. Kančia buvo tokia neišpasakyta, tai man būtinai reikėdavo prisigerti, bet aš gerdavau ne tiek, kad tik tai užmygti, aš gerdavau būtent, kad atsijungti. Ir antra baimė didžiulė buvo, tai kad kai prabūsiu, kad nebus alkoholio, kad galėčiau toliau į tą būseną įeiti. Tai prisislapstydavo visur, kur tik įmanoma, iš pradžių žmona tenais ir rasdavo, ir atimdavo, ir išpildavo, ir panašiai, bet alkoholikas, žmona atrodo, kambarį, mėgamajam, niekur neišeini, sako, iš kur pas tave ten alkoholį, kur tu jo prisislapstis, visus kampus išništinėjo, aš, sugebėdavau kažkaip tai taip, vienu žodžiu, spintą atidaro žmona, pilna tuščių butelių, kai pasiskaičiavau, aš per savaitę turbūt gavosi man po 0,5 butelių, gavosi turbūt į dieną po 3-4 butelius aš išgerdavau, tai paskui skaičiavom. Tai čia jau kai žmona atrado, bet kai aš pats jau kai atsičiūchindavau pamažu, tai reikia kažkaip tai slėpti nusikaltimo pėdsakus, tai tos visus butelius gražiai surenku, sunešu į maišą, kad neskambėtų, nunešu į konteinerį, įdedu tyliai, ramiai, viskas, ačiū Dievui. Atvažiuoja šiukšliadėžė, ryte 5 valandą, buteliai šitie, o gyvenvietė rami, nėra ten kaimynai, viskas. Girdisi viskas tas, alkoholiko toksai mąstymas ir. Tai ir prasidėjo ten paskum ligoninės, 1, 2, 3, o kai pradėjau gerti po 5 metų, tai irgi man su globėju, kai kalbėjom, jau rašėm tos visas užduotis ir kalbėjomės ir aš sakau, aš neprisimenu, kaip aš pradėjau gerti, tada kodėl pradėjau. Sako, pasiklaus pa žmoną, sako, jinai tau iki sekundės papasakos. Kiek kitas alkoholikas, kuris perėjęs visą tą, kiek visą tą supratimą turi. Tai pasiklausiau pa žmoną atėjęs, sako, kaip buvo. Sako, labai tas. Nauji metai, kai visat vaikų nebuvo, jau buvo paaugę, dukra buvo Japonijoje, o sūnus buvo kažkur tai su draugais kompanijai. O mes sėdėjom, kai visat, jau nebe 1 metai, aš atidarau šampaną, jai pripilu, savo ne, ten alkoholinis alus ar dar kažkas. Tai. O čia man kažkas susišvietė, kad, jau 5 metai, palaikysiu žmonai kompaniją, žmoniškai, irgi su šampanu, ir savo įsipyliau tą fužerį šampaną. Ir paskui, kai žmona pasakojo, aš prisiminiau, kokios klaikios jos akės buvo. Tai visą tą laiką jinai, paskui kai prisipažino, visą laiką jinai laukė, kada aš nutrūksiu, nes mano elgesys buvo, viskas matėsi tai, kad aš ilgai taip nepatrauksiu, kažkada tai užgersiu. Ir tas laukimas, ta baimė, kada, ir tą šampano fužerį aš išgėriau ir man tikėjausi, kad vėl bus tas nieko. Nei, kaip sakoma, nei toj vietoj, nei galvoj. Absoliučiai, tik tai, kad, neskanu burnoj, kvapas tas viskas, kažkaip tai man pasidarė keista. Aš žmonai nuraminau, tada sakiau, kad viskas gerai, tvarkoju, aš jau kiek laiko, aš jau viskas su manim gerai. Ir, paskum galvoju, paragausiu aš alaus. Jau prasidėjo eksperimentai. Bet tas fužeris šampano,
kaip knyga rašoma, nei vieno debesėlio, iš kur kaip, vat, užėjo noras, tas pirmos taurelės beprotybė. Tai, tas Fudžerio šampano tai buvo paleista ta tiksinti bomba, ta užtaisas, kur sprogimas buvo baisiausias, bet dar iki sprogimo nedėjo, aš dar butelį alaus, to lengvo, tada pasirodė, aš visą laiką jį žiūrėdavau, galvojau, kas čia per toksai, tų laipsnį, kas tai per alus, ten visokio citrinų, visą kitą, paragausiu. Paragauti alaus, nieko. Galvoju, reikia paragauti normalaus alaus. Normalaus alaus išgeriau, vėl nieko, taip. Tai aš jau pasveikau, aš jau galiu jau drąsiai pabandyti ir šnapsą. Ir kai tik taip prie stipresnių gėrimų dėjo, aš pats nesupratau, kas man darėsi. Aš ėmiau gerti, siaubingai užgėriau. Tas užgėrimas buvo baisiausias iš tų, kas buvo anksčiau. Tai ir buvo, aš gėriau non-stop ir nesupratau, kas darėsi su manimi. Tai buvo baisus dalykas. Žodžiu, tas prasidėjo ten tos ligoninės, kelis kartus jau buvau ir Naujoje Vilnioje psichiatriniai, paskui buvo Lazdynų ligoninė, privati ligoninė ten buvau ir galiausiai aš jau gėriau taip, kad jau buvau, dar visą laiką galvojau, kad pats sustosiu, pakol galvojau, kad aš dar pats sustosiu, aš toliau gėriau ir paskui galų gale supratau, kad nieko negaliu be padaryti ir tiesiog nuleidau rankas, pasidaviau, tas pasidavimas atėjo ir nusprendžiau, kad ne tai, kad ieškoti išeities, bet nusprendžiau, gersiu, pakol numirsiu, taip. Buvo minčių nusižudyti, bet nusižudyti aš bijojau kaip alkoholikas. Kartą kažką panašaus bandžiau, bet reikia ant rasos išgerti, o išgerti man neužteko, taip kad vieno stikliuko ir tas galbūt išgelbėjo, kad atsijungiau visiškai ir pamiršau, ką turėjau padaryti, ką buvau ketinęs padaryti. Ir galiausiai papuoliau aš, kai visiškai pasidaviau, nuleidau rankas, mes skaitėm vakar kaip tik susirinkime Zoom'e bylo istoriją apie tą dugną. Aš savo žodžiais nelabai galėsiu turbūt pasakoti. Aš pacituosiu, nes aš nemoku tai pasakyti. Žodžiais nenupasakosi vienišumo ir nevilties, kurią jutau apimtas karčios ir klampios savigailos. Grimzdau į akivarą. Aš susidūriau su varžovu, kuris mane įveikė. Alkoholis tapo mano valdovas. Jis mano tapo valdovas, jis mane tampė kur nori, ką nori su manim darė. Aš vardan jo galėjau padaryti nežinau ką. Ir ant kelių prašiau, maldavau žmonos, kad duotų butelį atnešti, kai pats jau negalėjau iš lovos išlipti. Ir ten draugai vežė ir viskas. Ir galų gale mane nuvežė į ligoninę, į Gerosios Vilties detoksikacijos skyrių. Aš tos ligoninės labai bijojau, man narkologinis, tai man atrodė, jeigu ten papulsiu, iš manęs žmogaus nebebus, jau viskas, kaip iš kalėjimo jau normaliai žmogus neišeina, tai aš iš to narkologinio galvojau, nebeišeisiu. Bet ačiū Dievui, ten įvyko toks stebuklas, Dievas veikia per žmonės, aplinkybės ir situacijas, kad būtent atėjo žmonės iš anoniminių alkoholikų. Aš anksčiau girdėjau kažką apie anoniminius alkoholikus, kad yra kažkas tai tokio. Kas tokio nežinojau, bet aš iš karto sakiau tokias išankstinės nuostatos, kad čia ne man. Anoniminiai alkoholikai, kažkokie slapti, ne man nepadės, man nieks nepadėjo, jau to labiau jie nepadės. Nors žalio supratimo neturėjau, ką jie daro, kuo užsiima, kas tai per bendriją. Ir man tada buvo 59 metai. Aš per savo gimtadienį jau nebegėriau, kovo 6. Kovo 8 mane paguldė į ligoninę, nuvežė žmonės su sūnum. Aš nesipriešinau, aš ir anksčiau nesipriešindavau, bet šį kartą aš jau buvau sutikęs viskam, tegu veža, kur nori, ten gal nusibaigsiu ir panašiai. Bet ten įvyko tas, kas turėjo turbūt įvykti, kai buvo suplanuota aukštesnės jėgos, tai atėjo būtent anoniminiai alkoholikai, dalyjosi savo patirtimi, būtent kaip mes dabar vaikštome į ligoninės.
Ir va ten aš išgirdau, aš netikėjau, ten žmonės atėjo, alkoholikais prisistatė, kur ten kokie ten alkoholikai, visi juokauja, šypsosi, normaliai kalba, viskas, o aš toksai visas sėdžiu, dar neatsipeikėjęs, kokie čia alkoholikai. Bet tai, ką jie pasakojo, tas būsenas, ką aš išgyvenau, tiesiog iš pasakojimų turbūt sunku žmogui nepatyrusiam pačiam tų būsenų papasakoti, kaip reikėjo išgyventi visą tą. Tai lyg tai ir susitapatinau ir supratau, kad žmonės kalba tai, kas tikrai. Ir kažkaip nežinau, Dievas mane vedė, aš nenorėjau, bet atvedė pirmus susirinkimus, dar iš detokso, kai galima buvo išeiti. Kažkas ėjo cigarečių pirkti, kažkas ten dar kažko, tai mes ten su keliais žmonėm atėjome į vieną susirinkimą, man irgi nepatiko, mes atsisėdom į kampą, įsibaiminę, kalba kažką tai tokio, nelabai, ir iš viso man tai kažkaip tai, alkoholikai susirinko, pasižiūrėjau, man toksai įspūdis, iš karto į galvą. Ten kažkokie turbūt aktoriai sėdi nusamdyti, ten gydytojai kažkokie, ar psichologai, ar psichiatrai. Ir taip žiūriu ir matau, su chalatu sėdi. Dar buvo toksai, dar neišėjo viskas tas mąstymas toksai. Bet kalbėjo žmonės būtent apie tai, apie tai, ką aš išgyvenau. Tai yra apie tą kančią, ką ir skaičiau, apie tą kančią, vienišumą. Aplinkų žmonės supo, aš buvau vienišas, man atrodo, niekam nereikalingas ir man nieks nereikalingas. Tai ir atėjo tas išganingas turbūt, tas pastumėjimas, tas ateiti vis dėlto į susirinkimus, kai aš išėjau man dar siūlė žmona ir gydytojai siūlė į reabilitaciją, paskui į Minnesotą, viskas, aš kažkodėl tai buvau, man gaila buvo laiko. Aš kažkaip tai, ten pragulėjau, tam detokse, man atrodė, tiek reikalų susiklopė, man reikia kažką tai daryti, ir pirmin aš iš karto išsirašęs iš ligoninės, iš karto atėjau į grupę, į vieną, į kitą, atėjau, papuoliau, ieškojau kur arčiau namų, viskas, buvau nusimatęs 2 grupės ir kažkaip tai nei viena, nei kita netiko man šita. Aš vieną Antakalnyje buvau nusižiūrėjęs, vieną Naują Vilniuje, kadangi Dvarčionyse gyvenu, ten už Saulėtekio man labai patogu buvo. Bet užsukęs į pagrindinį tikslą, į vieną kartą nuėjęs ir čia aš išgirdau tikrai, ką reikia daryti, kad pasveiktume alkoholizmą, kad su ta baisia liga negyventi. Tai yra gyventi, bet mokėti gyventi. Tai yra liga nepagydoma, bet yra išeitis. Tai pamažu pradėjau lankyti susirinkimus, buvo kalbama apie knygą, apie žingsnius, apie globą. Viskas tas man buvo kažkokia jovalas, man nieko nesuprantama, bet kažkaip tai tokia atmosfera, nežinau, bendryje, kad kažkaip tai mačiau, kad žmonės, kurie praėjo, kurie kalbėjo, kad visiškai kiti žmonės, visai kitaip jaučiasi, kitaip kalba, kitokie žmonės, atrodo laimingi, atrodo juokauja, atrodo atvirai kalbasi ir tokiais dalinasi tokiom situacijom, kur aš turbūt su artimai žmonėm nelabai pasidalinčiau. Tai kažkaip užsikabinau, neilgai, aš kažkur mėnesį gal vaikščiodamas vis rinkausi savo globėją, vis žiūrėjau kažkas, taip kažkaip tai viskas. Bet Dievas taip suvedė, kad aš pasiprašiau globos pas žmogų, kurio, kai pirmą kartą jį pamačiau, persižinojau ir sakiau, kad tik tai ne jis, gink Dieve, nusišausiu, bet pas jį tikrai neisiu. Nežinau, kai jau pas žmogų visiškai kitą nusižiūrėjęs, aš kažkaip priėjau ir pasiprašiau globos. Jisai man pasakė, kad man bus garbė ir man kojas pakirto, ką aš padariau. Atsisėdau ir sako, taip, sėskis, pašnekėsim, kada, kaip ir ką, dabar skambinsi man, tenais, vienu žodžiu, viskas, man galvoj sukasi, ką aš padariau, ašgi sakiau, kad pas jį jokių būdų, koks čia apie Dievą kalbam, viskas, o jį pasižiūrėjus, tai velnio tarnas, ne kitaip, nėra gyvos vietos, kur kaukolių
gink Dieve, sakau, grandinės, nežinau, skarai, blecha, apie kokį čia Dievą kalbama, čiagi dvasinė programa. Ir jis sakė, reikės palaukti. Gerai, palauksiu. Visą laiką meldžiausi Dievę, kad tik tai jis atsisakytų, Nes ten užsiėmęs buvo viskas. Galiausiai vieną dieną kažkaip tai aprimo, aš paskambinu, viskas gerai, praeina savaitė, 2, nieko, sakau, gal apsigalvoju. Paskui skambinu, rytoj susitinkam, dirbam, skaitom, lemba, galvoju. Tai va, tai labai dėkingas jam, man reikėjo tokio globėjo, kuris griežtas, kuris pajautė mano tas visas, alkoholikas žino labai gerai, kuris pajautė mano tas silpnas vietas, kurios aš galiu, kaip sakoma, bandyti išsisukti ir viskas. Ir kai dirbom su juo, jis man į priekį sakydavo, ką aš darau ne taip. Ar jis mane seka, iš kur jis žino, kaip aš elgiuosi, ką aš darau. Visi mes alkoholikai maždaug vienodo mąstymo, taip kad čia daug ką nenuslėpsi. Tai va, sėkmingai mes pradėjom dirbti kažkaip labai greitai man atėjo ta ramybė, kurios aš niekad neturėjau. Aš visą laiką bėgau, dariau, griuvau, viskas man reikėjo judėti, jau čia atėjo, miegot negalėjau, pajutau iš patį pirmą tokį pojūtį, ką davė programa, tai tie žingsniai pradžia. Kai tik tai pradėjom dirbti su globėjom, pas mane atsirado ramus miegas. Aš atsiguldavau miegoti, man nereikėdavo nieko, aš užmigdavau, ryte atsikeldavau ir pailsėjęs atsikeliu. Ir man tai buvo biški nuostaba tokia, bet pastebėjau tą dalyką. Paskui girdėjau daug kalbant, kad žmonės kalba, kad dingo noras gerti ir visą kitą. Man noras gerti buvo dingęs senai, bet man buvo poreikis, aš negalėjau. Aš nenorėjau gerti, bet negalėjau gerti. Aš be alkoholio, tai alkoholis buvo mano vaistas nuo išprotėjimo arba nuo savižudybės. Tai galvojau, kaip man. Tikrai, lyg tai nėra to poreikio, nereikia man. Ir va taip, paskui kai pradėjo visi tie pažadai pildytis ir 9 žingsnio ir visi kiti, aš kažkaip labai atsargiai, nieko nesidalinau, nes tokia euforija buvo, viskas taip, kaip sviestų patepta ir darbas atsirado ir šeimoje pradėjo tvarkytis viskas. Galvoju, kad tik tai neprasitart, kam nors nespugnuti, kaip sako rusai, kad tik tai laukiau, kada kažkas tai bus ateis po to, kaip sakoma, po gero dalyko ateis kažkoks, tai nežinau, krachas ar dar kažkas. Bet viskas klausėsi gerai ir aš dabar labai puikiai suprantu, kad Dievas tiesiog davė daug avansų, kad suprasčiau, kas yra tas tikras gyvenimas blaivas. Visa kita ten yra techniniai klausimai, tai yra visi žingsniai nuo 1 iki 12, juos reikia praeiti nuosekliai. Pačiam buvo ir knygą skaityti sunku, nes daug ko nesupratau. Tam ir reikalingas globėjas, tai yra kitas alkoholikas, kuris turi sveikimo patirtį ir praėjęs tai žingsnis, kai žino, kaip tą knygą teisingai skaityti, nes aš skaičiau ir mačiau tai, ką aš noriu matyti, o ne tai, kas parašyta. Tai viskas klostėsi kuo puikiausiai ir dabar viskas kuo puikiausiai klostosi. Nėra taip, kad, kaip sakoma, mano globėjas, vandeniu nevaikštau, nesu šventasis, bet būna dienų ir tokių, bet ta programa tai yra gyvenimo pagrindas dabar. Tiesiog laikytis tų visų siūlomų nuostatų, kas yra programai, tai gyvenime taikyti, nes čia mes susirenkam, viskas atrodo gerai, mes visi tokie patys alkoholikai, vienas kitą suprantam viskas, bet išėjus už šitų durų, patys turbūt matėt, kiek psichiškai nestabilių žmonių, kurie nervuoja, į kuriuos anksčiau aš ten vos nemuštinėm eičiau. Ir reikia, ta programa duoda sugyventi su aplinka, tai yra mokėti gyventi čia ir dabar ir su visais, taip sakant, sunku man kažkaip tai nupasakot, bet gyvenimas tikrai
pagerėjo ir ačiū Dievui programai, be abejo Dievui už tai, kad jis mane atvedė į anoniminius alkoholikus. Tai va, kaip aš minėjau, 59 metų aš atėjau, vienas iš mūsų dalinasi, sako, man 50 metų, kur aš buvau anksčiau, kiek dar būtų man, sako, kiek aš galėjau padaryti, būdamas blaivas su ta programa ir taip toliau. Man tokia mintis niekada, nei per anksti, nei per vėloj, keisti savo gyvenimą į gerą pusę. Tai vat, kągi, ačiū Dievui, kad šiandien blaivas, kad su jumis, jums ačiū ir už kantrybę ir jeigu turit klausimų, mielai atsakysiu. Ačiū labai, Valentinai, labai. Prašom užduoti klausimą jo. Taip, Antanai. Pirmą valandą Satanas su alkoholikas Valentinai. Ačiū, kad pasidalinėjau kompanijai. Pasidalink kokią porą dėlintukų savo atsimintimis. Nusiblodęs klausimas, devintukai. Visi devintukai yra reikšmingi. Tie, kurie atrodė, kad, galbūt ir lengvi, ypač aš maniau, kad, su mirusiais žmonėm. Tai paprasta, ką ten parašei, nuėjai ant kapų, pasimeldėjai, perskaitėjai ten tą savo atgailą, ką esi pridirbęs ir viskas. O pasirodė kur kas sunkiau negu su gyvais. Tai va čia toksai gal pasakysiu iš tų buvo, nes, tikrai taip atrodė, bet kai nuėjau, kai pradėjau rašyti vienas dalykas, man atrodė ten porą žodžių, atsiprašau, ten visą, bet kai sėdau rašyti, tai toksai įspūdis, kad kažkas vedžioja ranką. Iškylo tokių dalykų, kuriuo aš neprisiminiau ir paskui ant kapų tikrai buvo sunku. Bet didžiulis palengvėjimas buvo, Tai va tai ir dar yra vienas 9 žingsnis, kuris nėra dar atliktas, jisai dėl tam tikrų priežasčių, tai savo sūnui, jis turėtų atlikęs bausmę išeiti iš kalėjimo, tai tada su juo galbūt bus pokalbis, turi būti pokalbis, o šiaip tai, daugybė 9 žingsnių, kur ėjau su tokia nuostata, kad ten vos mane neprimuš, visiškai kitaip buvo, priešingai. Tiesiog reikėjo daug maldos ten, kur nenorėjau eiti, o globėjas pirmoje eilėje ir liepė ten eiti ir su tais daryti 9 žingsnį. Tai su artimais žmonėms, su ten, kur buvau prisidirbęs. Tai vat, tikrai tie visiškai ne taip, kaip man atrodė. Tiesiog ėjau, kalbėjau su žmonėm ten ir kur skolos ten. Tie finansiniai dalykai tai buvo turbūt paprasčiausiai, nes tiesiog reikėjo uždirbti pinigus, atiduoti, susitart, kada, kiek, kam ir su tais procentais, su ta infliacija, su panašiai. Globėjas labai viską gerai. Irgi sakau, jeigu ne globėjas, būčiau prisidaręs tų 9 dar papildomų. Bet kiekvieną kartą, kai reikėdavo 9 žingsnį daryti, tai globėjas instruktuodavo, kaip reikėtų, ką daryti. Ir nepamiršti, niekada nepamiršti, čia man buvo sunkiausia, nekaltinti kito žmogaus, o tik tai savo skriaudą atlyginti žmogui. Tai yra, gal jisai pridaręs man dar daugiau negu aš, bet aš turėjau atlyginti savo skriaudą. Savo tuos atsiprašymą ir atlyginti materialinę skriaudą, jeigu yra padaryta. Tai buvo tokių dalykų, kur reikėjo atlyginti visuomeniai, tai yra irgi ir savinoriavimas, ir maisto bankas ir panašiai. Viskas labai puikiai su globėju ėjosi, viskas gerai. Tai vienintelis, sakau, dar vienas žingsnis yra, kuris tikrai dar man truputėlį ir baugu, bet reiks padaryti tą žingsnį. Tai jeigu atsakiau. Atsakei, ačiū. Dar vienas klausimas. Prašau. Sveika. Kaip atrodo 10-11 žingsnis dabar jau, kai šiek tiek laiko praėjo po ėjimo? Ačiū už klausimą. Tai 10, 11 ir 12 žingsnis, tai čia jau yra pats gyvenimas ir jisai yra jau neatsiejama dalis. Tai yra stebėti save,
11 žingsnis malda ir meditacija, stiprinti sąmoningą ryšį su Dievu, kaip aš jį suprantu. Tai čia yra malda ir meditacija. Aš nuo to laiko, kai pradėjau praktikuoti maldą, meditaciją, malda buvo visą laiką, anksčiau potyrių pavydalę, atėjus anoniminius alkoholikus, malda įgavo visiškai kitą prasme. O meditaciją, kai tik tai pradėjau praktikuoti, aš gal 1 ar 2 kartus dėl rimtų priežasčių nepavyko ryte pamedituoti dienos bėgė. O taip aš pradedu rytą būtent nuo maldos, meditacijos, tam skiriu, kaip globėjas mane išmokė, skiriu tam laiką. Neieškau, net ten aš anksčiau keliuosi valandą anksčiau prieš darbą. Darbas pas mane stabilus vienu laiku, tai aš valandą anksčiau keliuosi ir malda, meditacija. Ir diena įgauna prasmę. Tikrai atrodo, ryte atsikeli, nežinai nuo ko pradėti, kaip pradėti, bet pasimeldus, pameditavus ir paklausius savo aukštesnės jėgos, kaip turėčiau nugyventi šią dieną, ateina visi atsakymai, dar pasirašau planelį trumpą, ką turėčiau padaryti per tą dieną. Ne viskas gaunasi, bet atidedu kitai dienai. Bet jau kai suplanuoju dieną, tada jau paprasčiau. Ir neplanuoju 10 metų į priekį, kas bus ir kaip bus, bet tai dienai 24 valandas, tai dienai suplanuoju. Ir, kaip sakoma, pas mus nesiparinu, jeigu kažkas nesigauna. Tai vadinasi, prioritetus sudėlioti svarbiausia. Ką turėčiau svarbiausia atlikti per tą dieną, jeigu kažkas tam nespėjau ir tas gali palaukti, tai pervedu į kitą dieną. Tai, kažkaip taip. Viskas pakankamai sklandžiai gaunasi. Jeigu atsakiau. Tai ačiū Valentinai, dar kartą labai įdomu buvo paklausyti. Ačiū Jums už kantrybę. Ačiū.